Sveiki visi. Na ką, padarysim tokį trumpesnį video apie vėjų skaičiavimą, apie kiek vėlos reikės generatoriui. Darysim skaičiavimus, prie kiek prasidės krovimas 48 V sistemai. Žodžiu, storis 132 laido. Žodžiu, ką padariau, šiandien aptekinau rotorių. Na, nerodžiau aš tų tekinimų, tikrai čia nėra kažkas naujo. Kas nors ir pirmą kartą žiūrit, bet pilna video yra. Žodžiu, nežinau, matos, nesimato, dabar kai katuškių nėra. Žodžiu, tarpelis tarp rotoriaus ir statoriaus lygiai po milimetrą. Rotorius gavos 168 mm, vidinis diametras 170. Truputėlį vienoje vietoje kliūna, žinau kas kliūna, ten buvo vieno danties kampukas atlinkęs. Žodžiu, ištrauksiu rotorių ir atlenksiu, bet šiaip padariau magnetų pavirtimus kaip priklauso, dantis, tarpelis ir trečdalis danties. Tai ašį matot, čia yra gal kokie 4 cm išlindę. Jokių problemų. Apart tas užkliuvimas, ten viskas sutvarkys. Už tokios ašytės ilgumo toks generatorius, žodžiu, užlipimo. Labai mažas užlipimas. Magnetai pasukti kaip priklauso. Žodžiu, šiandien pareina, gavau iš pašto SMS-ą, nupirkau elektroninį, tą vadinamą, aš nežinau kaip jis tiksliai vadinamas, dinamometras, ne dinamometras, newtonmetras, žodžiu, kur nebereikės dėti čia jokių vamzdžių, ten kabinti svorių, matuoti centimetrus ir skaičiuoti. Žodžiu, uždedam raktą, galvutę, pasukam ir žinosim, kiek newtonų. Na, kaip tokiam generatoriui, tai čia super. 5 menčių sraigtas jo net nejus, absoliučiai. Nes vienas generatorius toks klientui, vienas man. Tai aš savo dėsiu 5 mentis. Trumpesnės, klientui bus 3 mentės ilgesnės. Na, čia praktiškai tas pats gaunasi, paprasčiausiai aš savo norėjau pabandyti su 5 mentų. Aišku, ten dar rotorius nedažytas, bet žodžiu, esmė ta, kad įdėjom katuškę, čia yra 132 laidas, 50 vėjų, 48 pazai, 16 polių, 16 magnetų. Ir dabar jau su viena ranka tikrai nepafilmuosiu, bet su viena katuškė pasukus jau koks pasipriešinimas gaunasi, pavyzdžiui, užtrumpinus ar pasukus prilečiant kokias jau eina, kaip sakant, žiežirbos. Gale bus super. Magnetai 50 ant 25 ant 10, N42, 33 kažkur kilogramai pritraukimo gale vieno magneto, tai sakykime 16 magnetų, tai kas čia gaunasi, pusę tonos. Sudėjus visus magnetus, apie pusę tonos tokia jėga. Kągi, darysim testus, gal parodysiu, kai suksiu, kiek duoda, o paskui visi tie skaičiavimai toliau bus. Kągi, atlikom testą. Vienam filmuoti ir sukti ir dar laikyti, kaip sakant, greičio matuoklį neišėjo. Na, tai aš testą padariau, paskaičiavau. Gaila, netelpa į staklytės. Trūksta kelių centimetrų, žodžiu, per aukštai. Na, ką darysi, yra kaip yra. Tas staklės ne tam buvo pirktos, bet sakau, bent ant laisvų sūkių pamatuoti tokius dalykus būtų pats tas, nereikėtų žaisti. Statėjant dažnių keitiklio savo ir... Na, bet ateityje turiu planą, jeigu, sakykime, tokiem dalykam pamatuoti. Aišku,
kai pagalvoji dėl to daryti, pamatuoji su šituo, ten plius minus kelios apsukos, netaisyklingai, bet žadėjau kažką prikonstruoti, aišku, arkliuką nuėmus, čia pastatyti per kažkokį atraminį guolį, kažkokią ašį, kad uždėjus pasukti. Bet manau, kad neverta čia žaisti, geriau padarysim stendą su kokių 5 kW varikliu. Reikia gauti kokį patroną, kažkas panašaus. Žodžiu, padarysime ant atskirų kojų elektros variklis, patronas tam, kad įdėti generatorių. Ten iš galo kažką sugalvosim irgi, kad į ašies centrą įcentruoti. Ir tas pats per dažnių keitiklį. Ir turėsim tokį mini stendą, tikrai galėsim pamatuoti bent jau, sakykime, iki kilovato generatorius. Kągi, dabar ne apie tai, čia padarėm testą, paaiškinsiu trumpai. Taip, turim ant 100 apsukų 4 voltus iš vienos katuškės, ant 280 voltų, tų sūkių, ką galėjau sukti, akumuliatorinė 4 voltai. Na, tai taip ir turi būti, žodžiu. Prie 200 turėjo būti 8 voltai, prie 312 voltų. Toliau skaičiavimas eina toks, įimam 4 voltus, kadangi 24 katuškės, 3 fazės, vienai fazei priklauso 8 katuškės. Tai 4 voltus dauginam iš 8, gaunam 32 voltus. Toliau 32 voltus dauginam iš 1,73. Tai čia būtų, dabar bijau pameluoti, tas skaičius ar žvaigždės sujungimas, ar diodų tiltelis. Žodžiu, vienas iš tų. Gaunam 55, ten kablelis 4 beveik. Na, aš apvalinau iki 55 ir toliau 55 dauginam 1,4. Tai va, kaip sakiau, čia iš tų cifrų užmiršau, kad ras yra diodų tiltelis. Man atrodo, kad šitas 1,4 diodų tiltelis. 1,73 tai yra, kai sujungiamas generatorių žvaigždė. Ir gauname 77 voltus prie 100 sūkių. Tai galim mes paskaičiuoti, sakykime, prie 100 sūkių 77 voltai, prie 50 sūkių būtų 38,5. Tai realus krovimas prasidės jau, ne tai kad prasidės, bet jau pilnų akumuliatorių voltažų kraus prie 75 apsukų. Nes, sakykime, paimkim, prie 50-38 duoda, prie 177. Na tai išdalinam tą pusikę per pusę ir sudedam, gaunam prie 75 sūkių 57 voltai. Tai 48 voltų sistemai, sakykime, jeigu ten įsikrovus iki 49-50 voltų, tai realiai net pradės krauti jau drąsiai nuo 70 sūkių ir biškį mažiau. Tai va, dėl to aš dėjau 1,32 vėlą. Šiaip galima būtų netgi vėlą storinti, dėti 1,4 arba 1,5 mm. Tai tada būtų kažkur prie tokių sūkių apie 50 gal voltų. Mažiau būtų, bet jau būtų daugiau amperažų. Bet pilnumoje 1,32 tikrai užtenka. Kaip 2 kW jėgainėje, tai pilnumoje ir tikrai bus daugiau negu 2 kW. Na, bet aš, kaip sakau, 2 kW ir viskas. Toliau jau aš žinau, kad bus daugiau, bet tebūnie. Ir, žodžiu, paskaičiavom. 50 vėjų, paliekam 1,32 laidas, viena katuškė sveria 205 gramus. Reikės 24 katuškių, kaip sakiau, nes 8 katuškės į fazę, tai visą laiką 24 katuškės. Kart 205, 5 kg vario, žodžiu, bus čia, lygiai 5 kg. Kas toliau? Na, toliau
Kaip ir viskas, kaip tik kurjeris skambino, atvažiuoja už 10 minučių, atveža tiesą šitą matuoklį. Tai va, pridėsiu prie video, pasižiūrėsim, kiek Newtonmetrų užlipimas. Labai bus įdomu išbandyti aparatą, tikiuosi bus su baterijom, nes neaišku, kokios baterijos, o namuose neturiu nieko. Na, tikėkime, viskas bus komplektai ir galėsim ištestuoti. Nes sakau, va, tikrai labai, kaip tokiam generatoriui, lengvai sukas. Gal kažkas klausė, kad susidės katuškės ar pasikeis, net niekas nesikeičia, tikrai katuškės nieko nesudaro dėl užlipimo absoliučiai. Ar jisai tuščias generatorius, ar jisai pilnas. Svarbu padaryti taisyklingai pasuktus magnetus ir užlipimo išvengiama. Ir tarpelis minimalus 1 mm. Super, žodžiu. Kągi, laukiam to prietaisėlio ir tuoj pasižiūrėsim, kiek užlipimas. Na ką, turim prietaisėlį, ką tik buvo kurjeris, išpakavom, atidarom. Na štai koks. Kiek suprantu, čia užsidės galvutė, čia raktas. Savo. Kiek žinau, iki 32 Newtonų jisai yra. Tai man per akis tokiam dalykam tikrai užteks. Nes ten buvo ir iki 300, bet užtat kuo didesnė skalė, tuo didesniam Newtonam, tuo nuo mažesnės skalės, žodžiu, irgi lipa aukštyn. Čia yra nuo 0 iki 30, jeigu būčiau ėmęs ten, sakykime, iki 100 Newtonų, jau būtų nuo 4 Newtonų tik tais rodo, tai jau nebetinka. Atėjo greit iš AliExpreso, net ką siunčiaus paskutiniu metu, iš tikrųjų labai greit ateina. Šita gal atėjo per 6 dienas, tai na, tikrai labai gerai. Nebėra ten tų mėnesio ar 2, kaip eidavo seniau. Žodžiu ką, žiūrim, jungiam ir pamatuosim Newtonus. Na ką, turim prietaisą, nunulinom, su viena ranka biški sunkoka, bet bandom. Kągi, turim 0,95 Newtono, žodžiu, 1 Newtonas užlipimas. Čia tokiam generatoriui 0, absoliučiai 0. Su 1 Newtono užlipimu čia galima būtų dėti netgi 2-metrinis raiktuką, pilnumoje užtektų. Na, bet mes dėsim normalų, kaip sakant. Kad davus apkrovos, ten pajungus tenus, kad sraigtas suktų tikrai. Bet šiaip, na, super. Nėra buvę, kad dar toks būtų užlipimas mažas. Nes padarėm viską taisyklingai, kaip sakiau, magnetų pasukime. Tip top, kaip sakant, nei mažiau, nei daugiau, nes daugiau pasukus magnetus būna blogai tas, kad jau magneto kampai lipa, žodžiu, į kitos fazės. Į kitą fazę ir paskui ten prie didesnių sūkių gaunasi ten fugo efektai ir ten makalynė generatoriai. Tai žodžiu, geriau jau neišlipti iš to pasukimo. Aišku, kaip žinom, tiesiai magnetai suklijuoti būtų 100% efektyvumas, bet aš garantuoju, su tiesiais užklijuotais magnetais vietoj 1 Newtono būtų kokie 5 Newtonai 6 užlipimas. Mes pasukę magnetus prarandam tik apie 5% galios, tai čia, bet išlošiam užtat ant starto, ant mažesnio sraigto ir taip toliau. Kągi, žodžiu, toks video. Norėjom trumpo, bet kaip visą laiką įsiilgina. Kągi, šiais metais turbūt ir baigsim visus, kaip sakant, darbus. Nuo rytojaus prasideda kūčios, kalėdos ir truputėlį pasimsim šventinių dienų, atostogų.
bent savaitėlę žiemos atostogų, pailsėti nuo visų darbų. Nes kaupėsi darbai ir dažymui, ir generatorių gamybai pasiruošiau, špjojom su lazeriu. Visus blynus, žodžiu, menčių tvirtinimui, gaminsim mentės, užsakėm šiandien skardas menčių gamybai. Pasiruošėm viską ir eisim truputėlį atostogų, sakant, prie savo darbų reikia irgi pridėti rankas, ne vien tik tais prie užsakovų ir dažymo darbų. Kągi, visiems noriu palinkėti gerų, ramių švenčių, gerų ateinančių metų, sakant, visiems sveikatos, gero pozityvo, gaminant kažką. Na, sakant, pinigų nelinkėsiu, pinigus uždirbama. Svarbiausia yra sveikatos, noro, kantrybės, supratimo. Ir gerų darbų kitais metais visiems ateinančiais. Visus su šventėm ir artėjančiais naujais metais. Iki.